Aleksejau Vasiljevičiau, pasakykite, prašom, kokios poelgių pasekmes atliktos darybės, neišmanimo ir baimės gūnose. Na, girdėjot, kad po mirties siela sveria ant svarstyklių, kiek nuodėmių, kiek ten gerų poelgių ir kur ten, į pragarą ar rojų, taip? Iš tiesų jokių svarstyklių nėra ir niekas ten mūsų nesveria. Įvyksta įprastiniai fizikiniai dėsniai. Prisimenat, kaip mokykloje atlikinėjome užduotį, ėmėm stiklinę kolbą, tokią ilgą, užpildydavom skysčiu su skirtingu tankiu ir mesdavom objektą su skirtingu tankiu ir tie objektai sustodavo tam tikrame lygyje, kurie sutapdavo su jų tankiais. Rodė, jums mokykloje fiziką juk mokytės. Senose mokyklose mums dar rodydavo, šiuolaikinėse galbūt ir nerodė, bet kai aš dar mokiausi, mokytoja mums rodė, aš iki dabar tai prisimenu. Panašiai tas pats vyksta ir po mirties. Tai yra, kai astralinis kūnas atsiskiria nuo fizinio kūno, virkštelė nusikirpa. Jeigu žmogus vedė neteisingą gyvenimo būdą, tai jo astralinis kūnas tampa sunkus, tirštas, tai vadinamas sielos svoris. Ir tik kai dingsta fizinio kūno palaikymas, iš karto krenta į infraraudonąjį spektrą, kur gyvena demoniškos būtybės. Ir į tą skaistyklos lygį, kuris sutampa su jų sielos tankiu. O ten gyvena demoniškos būtybės, kurios maitinasi tą energiją, kuri mums trukdo evoliuciškai vystytis. Todėl į skaistyklą mes ir nueinam, kad išsivalyti nuo to, kas trukdo mūsų tolesniai evoliucijai. Tai suvokiama kaip kančia. Tai neišmanimas priveda į tai, kad mes patenkame į skaistyklą, kur kančios, prisimenat etimologiją žodžio stradanija, tai yra nušvitimas. Tai ten mus ir nušviečia, cheminį valymą padaro, švara atsiranda, tankis pasikeičia ir mes tada jau kaip kamštis iš vandens pasikeliam į šviesiosios navijas pasaulius, kur mes ilsimės ir laukiam eilės į atgimimą. Jeigu žmogus vedė teisingą gyvenimo būdą, tada jo astralinis kūnas lieka lengvas, švarus. Būna sako, kad sapne žmogus skraido, nes vaikams tai sapnuojasi, nes jie auga. Čia taip mokslininkai aiškina. Iš tiesų, pas mane daug pažįstamų vyresnių žmonių, kurie iki šiol skraido sapne. Tai yra, jų astraliniai kūnai yra lengvi ir jie sapne skraido. Jeigu sunkus, tai sapnuojasi, kad krenta. Košmarai visokie tokie. O pašvarius žmonės sapne lengvai jie atsiskiria nuo kūno ir skraido. Todėl jiems skrydžiai ir lėkiojimai sapnuojasi. Tas pats ir pas juos atsitinka po mirties. Nutrūksta tas šniūras ir jie kaip oro balionas staiga kyla į viršų. Kyla jau į šviesiosios navijos pasaulį. Ten tiesiog ilsimės, pergalvojam savo gyvenimą, darom išvadas, formuojam naują mokymosi pasaulį ir laukiam eilės kitam atgimimui. Ir dori darbai mus šviesina, o nedori tai yra vikarminiai. Jie sunkina mūsų energetinį astralinį kūną.